Sveiki tamstos, turiu siuntelę, kiek įtariu, kad iš Gerbesto, bent turėtų būti pagal išvaizdą. Kas atėjo nežinau, nes užsakęs esu nemažai iš jų ten. Čia net keli daiktai matosi. Ką mes čia turim? Taip, turim. Nu gerai, pradėkim nuo atvirų daiktų. Baterijos. Gerbesto pakankamai pasitikiu, todėl įtariu, kad bus visai neblogos baterijos. Nors čia rašo gal 3000, aišku, kažkas tai. Bet aš įtariu, kad tiek nebus, bet anyway, jos vien svoris rodo, kad jos neturėtų būti labai prastos. O turėti pakraunamų baterijų, kai kaina jų tokia pati kaip lietuviškų nepakraunamų, tai, manau, verta. Visada. Na, gal gerai. Nėra gal tokia pati, bet anyway, pigiau. Gerokai pigiau negu pas mus. Tik tai reikia labai atsargiai pirkti. Jeigu pirksite kokiam AliExpress, tai galite nusipirkti visišką kaip sakoma. Kur neturės jokios naudos iš jų, nes jos nudūsta ten per kelis naudojimus. Taigi, tokios baterijos, tiesą sakant, gal biškai sunkesnės bus. Bet atsiliepimai geri buvo, tai tikiuosi, kad bus viskas ok. Jeigu domina, rašykit komentą, pasakysiu, kaip sekasi naudotis. Dar siunčiuosi kroviklį iš tikrųjų, gal čia jisai ir yra, kur galėsiu išbandyti realiai ir pasakyti, koks dydis jų yra realus. Tai va, tada bus biškis smagiau. Taip, ką mes čia turim? Kepurę. Kodėl aš ją pirkau? Labai jau ten buvo prirašyta daug, kad jinai labai lengva ir minkšta ir praleidžianti orą. Ir galiu patvirtinti, kad taip ir yra. Iš tikrųjų, vienintelis kietas toksai storas daiktas yra va šitas kaziriokas vadinamas nuo saulės. Tai va, ir iš tikrųjų visa yra iš tikrųjų tokia labai lengvos medžiagos. Čia iš vis yra permatoma, tai perpučia. Tai turėtų nei galva prakaituoti nieko. Atrodo jinai va, čia jau skonio reikalas, kaip sakant. Čia jau nieko nepasakysi, tam patinka. Uždėti kažkokie ženkliukai, bet nieko tokia paprasta, solidi, be jokių ten vikruntasų. Tai va, tokia kepurėlė. Kainavo apie 4 kažkas tai euro, kiek pamenu, ar 4 eurus kažkas tai. Žodžiu, pratinga kaina, ne kažkokia kosminė. Taip, ir žiūrim, kas čia pas mus dėžutėje. Taip, mes čia turim. Aha, o čia labai reikalingas daiktas man dabar. Čia tai jau labai. Užsisakiau iš tikrųjų gal 5 daiktus uodam naikint, nes atsibodo jie man, bet šitas yra pats įdomiausias. Kaip ir neatėjo. Esmė kame? Čia yra kibiriukas. Galim jungti. Kol kas neveikia. Čia yra kibiriukas. Jį užsukat ir pakabinat kažkur lauke. Čia saulės baterijos. Jos prikaupia šviesą ir vakare turėtų šviesti mėlyną šviesą ir kviesti uodus į vidų. Jie per šitą skylutę įskrenda ir nebeišskrenda. Sistema tokia. Ar pasiteisins, ar ne, parašysiu komentuose, klauskit, kad priminti. Ir žiūrėsim, laukia pasikabinsiu, jeigu prisirinks per kelias dienas. Tada gerai, jeigu ne, tada ne. Tada bus, reiškia, nelabai geras daiktas, bet šiaip kol kas atrodo labai neblogai. Va, rašo $2 kainą. Aš mokėjau kažkiek daugiau, tik neatsimenu tiksliai kiek. Tai aišku, siuntimas kaip visą laiką. Įskaičiuotas į kainą. Tai va, toks daikčiukas. Va, jau uodas skraidžioja kažkoks tai, bet kol kas vidu neskrenda. Tik įdomu, kodėl neveikia. Ar tiesiog nepasikrovusi baterija, ar tiesiog papuolė brokas. Bandysim. Ką čia pasakysim. Tai va, tokia pas mane pakuotė iš Gerbesto šiandien. Laukiu dar, taigi greitai bus daugiau video.